Tai sveiki visi ir šiandien varysim į Italiją, tai varysim į Milaną ir Veneciją ir dabar varom susidėti daiktus. Tai va, čia viskas susidėjau, konės, džinsai, šortai, maikės, vieną džemperį dar pasiėmiau. Jo, bet Italijai turėtų būti karšta, 20 laipsnių, bet tai vis tiek reikia pasimokyti džemperį. Tai va, fitas šiandienos ir mes jau dabar varysim link Kauno ir dabar yra 18 valanda. Nu, tai vėl viską sudėjom, dar 3 kuprinės turim priekį ir važiuosim. Kas čia? Opa. Jūs pažiūrėkit, ką jie turi. Krepšinį visą. Pripylėm vandenų, kad mūsų skrydis 6:30. Milan, here we come. Tai jau greit leisimės Bolognos oruose ir varysim su autobusu į Milaną. Kokį tik norit brandų, Rolexas, Gucci. Va, Milanas, ledai ir ko dar reikia. Čia tai iš vis įspūdinga. Niekad nepasikaukit ten su padelis, kur ant žemės, tai ten skemas. Tai va, būtas mūsų 4 naktim 500 eurų. Va, su 2 aukštu. Nu, visai gerai. Tai mes gyvenam grinai centre, Naviglio rajoną. Tai tuoj parodysiu, kaip už šitų durų atrodo. Mes dabar dūlė ir varom į patį viršų. Ir atėjom ant tokią stogelę ir va čia viskas matos. Jūs pažiūrėkit, koks vaizdas. Žiūrėkit, čia nieks neuždengia vaizdais, pažiūrėkit. Tiesiog koks vaizdas. Ir čia reikėjo užsibukinti visų mėnesių anksčiau, nes čia tiesiog tiek žmonių nori ateiti čia ir pamatyti šį nuostabų vaizdą. Jūs pasižiūrėkit, kokio čia grožio. Tai dabar 7 ryto ir mes varysim į Vanderland parką. Atvarėm į Vanderland. Tada būsit Vanderland parke, tai visada pirmą varykite per traukinį ir tada žinosit geresnį idėją, kur viskas yra. Jau nebesuprantu, mus apvertė ar neapvertė. Žiūrėkit, čia toks kaip amerikietiškas miestelis ir žiūrėkit, čia tipo bankas ir viskas net viduje yra. Vakar atsidarė po žiemos, tai dar čia pusė dalykų neveikia, bet viskas man tai labai patinka. Čia visas Milanas realiai pavaizduotas, čia naujamiestis, čia seni, pavyzdžiui, va čia tas doma, kur vakar buvom, čia tas Pitos bokštas, tai toks žiauriai fainiai. 15 valandą ir jau varysim greit atgal į Milaną ir šiandien yra sekmadienis, paskutinės savaitės, tai varysime į turgų, kuris grinai prie mūsų namų. Pasižiūrėkite šitą turgų, čia vien parduotuvės į abi dvi pusės. Žiūrėkit, ten grinai pagrindinė upė ir va čia mes gyvenam, čia taip patogu. Labas rytas ir šiandien bus geriausia pagal mane diena. Tai šiandien bus pagal mane geriausia diena, nes varysim į Lamborghini ir Ferrari muziejų. Ir tu pažiūrėkit, su kokiu vaizdu mes atsikėlėm. Va, tiesiai į Milano gatvę. Ir pažiūrėkit, kaip atrodo ir iš ryto Milanas, kai dar realiai visi italai miega. Turbūt varysim su tramvajum. Tai pafilmuosiu dar tramvajų, bet tai pažiūrėkit. Pažiūrėkit. Vaizdas. Pasaka. Šiandien pagaliau varysim su šortais. Tai realiai karšta šiandien labai, tai jau su šortais galvoju varyti.
Pažiūrėkit, kokius naujoviškus turiu tos vending mašinos su kortelė ir viską galite skaityti. Va mūsų vieta ir varom į Lamborghini muziejų. Pažiūrėkit, ant kokio greičio važiuojam. Vėlavo traukinys 2 minučių, tai dabar už 5 minučių yra autobusas į Lamborghini muziejų. Tai bėgam iki jo. Ir pažiūrėkit, kas priekį. Lamborghini muziejus. Varom į vidų. Va, gavom bilietus ir varom į muziejų. Žiūrėkit, čia gana įeini. Ir ką matai, kokias mašinas. Jūs pažiūrėkit, negalima liest, bet galim žiūrėti. Čia interjeras. Tai iš viso, čia toks mini langelis yra. Bet pažiūrėkit į vidų. Jūs pažiūrėkite ratus. Tiesiog pažiūrėkit, kokio grožio tos mašinos. Italijos vėliava ant šono, spoileris. Žiauriai graži mašina. Žiūrėkit, čia Centenario. Čia tai labai ratai. Pažiūrėkit motorą, matos. Žiūrėkit, ant vaneno uždėtas kitas. Pažiūrėkit, kaip formulė gryna. Carbon fiber visur. Ne, šita tai įspūdinga. Žiūrėkit, nu va čia tai gryna lenktyninė, jau kai sudaužyta. Žiūrėkit, carbon fiber vidus. Hurikonas čia. Spoileris, tai žiauriai geras. Čia tokia nauja Countach 21 metų. Interjeras pilnai raudonas. Ratai įspūdingi. Man galas šitas tai patinka. Žiūrėkit, čia yra grynai kiekvienos mašinos nupieštas tipo modeliukas. Grynai ant kiekvienos, kurio yra šito eiliai. Grynai ant kiekvienos. Tai mes pabuvom tam Lamborghini muziejui. Man nelabai, nes realiai aš būčiau, ten labai daug turėjo būti. Bet ten pasirodo už 100 eurų. Tai nepirkom, nes nesąmonė. Tai dabar grįžom su autobusu iki Bolognos. Pavalgym čia gridai autobusų stotį ir varysim su traukiniu atgal į Milaną. O dar rytoj pabūsim Milane ir tada varysim į Veneciją. Ir mes vėl Milane su traukiniu varėm iki Milano centralės. Labas rytas ir varom pavalgyti. O, vėl pradarytos duris. Va, pasiėmiau krosaną su Nutella. Atvarėme naujamiestį ir jūs pažiūrėkite iš tos pastatus. Tiesiog nuostabu. Pažiūrėkite, kaip viskas gražiai sutvarkyta. Vat, pavyzdžiui, tokio Lietuvoje. Nu, gyvenime nepamatysi. Parkas geriausiai tvarkytas. Tai mes dabar varysim į AC Milano stadioną, ten bus visas turas. Pamatysim, kur ten žaidėjai rengiasi ir viską pamatysim. Tai žiauriai turėtų būti faina, o rytoj varysim į Veneciją. Pirmą kartą stotį Milane metro, kai nėra nei vieno žmogaus. Žiūrėkit, čia nauja tokia stotelė metro. Su durim visur. Nu ir pažiūrėkit, kur atvarėm. San Sarino stadioną. Tai mums turas prasidės už valandos, tai mes čia pasivaikščiosim prie jo ir tada varysim į vidų, kur žaidėjai rengiasi ir visur aplink stadioną ir į aikštelę. Tai atvarėm tą muziejų. Žiūrėkit. Viskas. Va, žiūrėk, kaip stadionas atrodo. Visi džirzys, batai. Va, žiūrėk, čia viskas matosi iš aukščiau. Ten tie trofėjai, čia visur aplink yra maikės. Ten stadionas, ten dar 2 žaidėjai yra negyvi, tiesiog modeliukai. Čia VIP lounge'as, kur žaidėjų šeima gali ateit pavalgyti ir atsigėti. Tai mes dabar eisim į Milaną persirengimo kambarį. Tai jūs pažiūrėkit. Jis labai toks didelis. Pažiūrėkit, pajungia šviesas tokias. Ir pagrindiniai žaidėjai sėdi vidury, o ne pagrindiniai šonuose. Jūs pažiūrėkit. Dabar eina sau. Nu va čia tai geras. Pažiūrėkit. Viskas matas. Jūs pažiūrėkit šitą didumą. Žiūrėkit čia, kur sėdi ten visi vipai. Pažiūrėjom patogį kėdė. Nu, žinoma, visai patogį. Bet pažiūrėkit vaizdą. Pala, va čia. Einam pirmai. Tai va čia, kur visi vipai sėdi. Jūs pažiūrėkite vaizdą. Jūs pažiūrėkit didumą.
Ir va čia grinai už manęs sėdi žaidėjai. Tai jo, ir šiandien žais, tai jo. Čia grinai žaidėjai sėdės prie manęs. Gaila, kad neturim bilietų, bet gal kitą kartą. Dabar varom paskutinę vietą, tai yra Merch Shop. Va, parduotuvė. Aš pasimsiu va tokį. Tai va, aš nusipirkau tokį pakabuką. Tai jo, man labai patiko ir dabar varom valgyti. Pažiūrėkite, net maišų kravo. Ne, va čia tai geras. Atvarykite, jeigu galit. Čia yra Starbucks Reserve Roastery. Čia grinai kavą daro visur. Tikrai įspūdingai atrodo. Kainas, žinot, aukštas, bet vis tiek pažiūrėkit visur. Viskas. Tai jeigu būsit Milane, tikrai užsukit. Pažiūrėkit, kur gavom vietas. Pažiūrėkit, čia grinai viskas yra. Čia kaip fabrikė dirba, bet ir žmonės aptarnauja. Realiai, pavalgiau gal keksiuką, tai žiauriai skanus. Mačo pasiėmiau, tai nelabai. Pažiūrėkit, eina užlipti į antrą aukštą, kur viskas grinai matos. Tai dabar varu pažiūrėti, kaip čia atrodo. Pažiūrėkit, ten žmonės valgo, čia tie aparatai sudėti. Tai atvarėm prie dūmo ir varysim į Ferrari parduotuvę, bet gali būti, kad neįleis, nes, pavyzdžiui, kitus įleidžia, o kitus ne. Tai pabandysim. Atėjom, bet uždaryta jau, nes žmogaus nebėra. Bet žiūrėkit, tas vending mašinas, kur labai populiarus, bet neveikia. Žiūrėkit, atėjom dabar 20 valandą, realiai žmonių nėra. O mes ten, kai buvom atėję kokią 13, žiauriai visur daug žmonių. Aš siūlau arba labai anksti ryte ateiti, arba labai vėlai vakarą, kokį 20-21. Ir mes vėl centralį, varom į Veneciją. Nu ir atvarėm į Veroną. Žiūrėkit, pasiėmėm ledų, tai dabar varysim į funikulierių ir į Veneciją. Pažiūrėkit vaizdą. Ir mes Venecijoje. Pažiūrėkit, kanalas iš karto. Va, mūsų apartamentai. O, tualetas. Ir jo, dabar varysim pavalgyti. Pažiūrėkit, kaip čia gražu ir kaip gaila, nes čia viskas realiai skęsta. Labas rytas, mes dabar varom ant laivo ir varysim kažkokią salą. Žiūrėkit, atvarėm su laivu iki Burano salos. Visur spalvoti namelį žiauriai gražiai atrodo. Tai va, kol sėsite neini žaidimų aikštelę, truputį sportuoju. Ir paskui varysim kitą salą ir atgal į Veneciją. O mes jau laive ir varom į kitą salą. Tai mūsų paskutinė diena Venecijai, nuvarėm į Da Vinčio muziejų. Taip karšta, kad aš net su Maike. Ir jo, rytoj varysim Bologną ir į oro uostą. Va, užsakėm, kol laukiam traukinio. Va, mūsų vietos. Ką jūs? Turim 3 minutės traukinio. Palaukite, neiškot. Turim dar 1 minutę. O traukinys užsidaręs, reikia bėgti. Spėjom. Oi, tiesiog. Atvarėm į Bergamą, dabar su 2 autobusais varysim iki savo hotelio. Ir rytoj 4 rytą jau važiuosim. Ten hotelis veža iki oro uosto ir 6:55 nutrodos mūsų skrydis. Tai atvarėm į mūsų hotelį nakčiai. Tai jo, aš jums pafilmuosiu. Va čia yra tiesiai oro uostas ir čia greitai leidžiasi lėktuvai ir kiekvienas lėktuvas matos. Tai šiauriai fainiai. Pažiūrėsim, kur kambarį gavom. Tai va čia mūsų rūmas, čia grinai nakčiai pamiegoja, tai va tualetas. Ir geriausia dalis, jūs pažiūrėkit, čia išeini ir va čia, kažkaip gal pralystum, nes čia jeigu nors mašiną, be mašinas. Ir čia grinai, aš einu pafilmuoti dabar, kaip leidžiasi lėktuvai. Tai aš dabar turiu laiko, tai tiesiog ėjau pasportuoti. Tai jei kam įdomu, tai ši kelionė 8 dienų kainavo apytiksliai 5000 eurų, skrydžiai apie 500. Tai man realiai labai patiko, tik jei norėsit varyti į, pavyzdžiui, ten mašinų muziejų, tai aš siūlyčiau geriau varyti iš ryto, bet jeigu iš Milano, tai tik į vieną.
O žiūrėkit, lėktuvas leidžias. Bet jo, jeigu norit varyti į vieną iš tų muziejų, tai varykit geriau į Ferrari. Nes Lamborghini tikrai nuvylė, arba ten reikia už 100 eurų imti bilietus. Nu, bet geriau imkit Ferrari. Aš žinau, kad dar kažkur Italijoje yra kažkoks dar kitas. Bet jo, imkit tada Ferrari geriau, Enzo Ferrari. Bet pažiūrėkit, kaip čia gerai padaryta, man tai patinka. Tai jo, man labai patiko ir ačiū už dėmesį ir subscribe.